Laida pristato. Laida remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad norint Lietuvoje išgarsėti, reikia tapti Seimo pirmininku. Arūnas Valinskas juo ir tapo. Plačiau miestelio naujienas aptars politikų klubas. Ar žinote, gerbiamoji, koks visų laikų blogiausias Seimo pirmininkas? Visų laikų? Žinau. Bandykite spėti, tai labai paprasta. Tai ką, Landsbergis? Na ką, jūs nereikia perlinkti lazdos, buvo ir blogesnių. Tai kas kitas blogesnis, įvardinkite, prašau. O tas blogesnis, tai maestro Arūnas Valinskas. Tikrai, bet jis taip neilgai buvo, kad aš šį net pamiršau. Tai vat, Arūną Valinską kaip blogiausią Seimo vadovą nurodė beveik 48% apklausos dalyvių. Na, manau, jie teisūs. Kaip kad sako Salamachakinas, Valinsko vadovauja partija savo programą įvykdė 100%. Jo, kolegė, jie tada reikia. Jūs jau prisidirbote, leiskite prisidirbti ir mums. Ir kas svarbiausia, jiems pavyko. Pats Valinskas šaukia, mes vykdome savo pažadus. Jūs tik pažiūrėkite, mes prisidirbome. Taip reikia Valinskas, ar ne? Prisidirbo taip, kad net partijos nebeliko. Kas pabėgo pas krikščionis, kas pas kitus. Likusiai susijungė su liberalcentristais. Vienu žodžiu, jų smarvė pasklido po bene visas partijas. Sako, tas smarvė po visus pasklido. Žinoma, prisidirbęs žmogus labai savotiškai dvokia. Tai tas dvokas niekur juk nedingsta, jis išlieka. Tik tiek, kad didelėje partijoje, kai susimaišo su tiek daug kvapų, kitų kvapų, tai tas tavo kvapelis toks neberyškus atrodo. Norit pasakyti, kad visos partijos su kvapais? Tai žinoma, kolegė, kur tu matei švarią partiją? Nebėra švarių partijų.